Kiek tavo pusryčiai kainuoja? 2,5 svarų. Pusę 8 sėdom į tuktuką, važiuojam paplūdimį, kur galima pamatyti vėžlės išlipusias į krantą dėti kiaušinių. Apie pusvalandis kelio su tuktuku nuo Tangalės yra Rekavo paplūdimys. Tai viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kur dar galima natūraliai stebėti jūrinių vėžlių neršimą natūralioje gamtoje. Dažniausiai tai žalieji vėžliai. Sėdim valandėlę jau. Sėdėjom kokį 10 žmonių ir ką tik atvažiavo autobusas dar su 30. Sėdim laukiam, iš tikrųjų nežinom, ko laukiam. Gavom numeriuką. Jūs matyti, geriam pepsi. Ir domimės vėžliais. Kol vėžlių laukiam, galim driežus pamedžioti. Sėdim jau 2 valandas, kažkas jau guli beveik, kažkiek žmonių prasiskirstė jau, bet vėžlių dar nėra. Sako, turi atplaukti kiekvieną vakarą, bet neaišku kelintą valandą. Sėdim. 2,5 valandos. Nu, 3 valandos su biškiu prasėdėjom. Kažkur einam. Dar tuks mūsų dar tebelaukia. Atėjom paplūdimį. Tamsoj stovim kokį 10 minučių. Nieko nematom. Neaišku, ko laukiam. Bet bent nuotraukų gražių išėjo padaryti. Jau pusę valandos paplūdimį stovim. Nieks neaišku. Nu, žodžiu, prasėdėjom pusę valandos dar paplūdimį. Ir neaišku šiandien, gal bus, gal nebus, gal 12, gal 1 valandą išlys. O gal ir nebus? Gal ir nebus. Tai žodžiu, nusprendėm važiuoti atgal namo. Noriu kokį vaisį nusipirkti turgui, bet nelabai kažką susišnek angliškai. Tai reikia ieškoti tos pačios pardavėjos, kur aną kartą tą ananą pirkom. Gal dar kažką turės. One mango.
one, ready. Geriau, kai kalba angliškai, tai gali paprašyti, kad prinokųsi gerai. And one anan. Nana, one. That is smaller one. This one? It's a bit soft, I think. Yeah. Camera is starting. Please wait. Maybe this one? Mobile network connecting. Network connected. This one good? Okay, No. good. Got. Aišku, nepamirštam ir šuniukų pašerti. Kokosus griauži. Vėžlių stebėjimas, antras dublis. Šį kartą einam pėstute palei jūrą. Šalia paplūdimio ir Tangalė lagūna su mangrovėm. Palei paplūdimį nesinori eiti tamsoj 2 valandas. Tai bandom išeiti į kelią ir susirasti tuktuką. Tai vakar vis dėlto ir neatplaukė vėžliai, nors sakė, kad kiekvieną dieną atplaukė. O šiandien atvykom bent valandą per anksti. Tai užsukom restoranėlį pavakarieniauti. Ir Veronikalų dėti. Da, 5 kart gyvenime matau. Žodžiu, sėdim, laukiam 2 vakarą, jau nežinau kiek valandų, atsivoda skaičiuot valandas. Vėžliai nenori mūsų matyti, aklysę atėjau. Žodžiu, ką tik atėję pasakė, kad išlipo vienas vėžlys už 2 kilometrų nuo čia, kur esame, į paplūdimį. Tai apie pusę valandos eiti vieną pusę. Tai eisim, nes laukiam beveik kiek valandų. Tai ką darysi, reikia eiti. Įėjom. Grįžt vėžlys į Welcome behind. Let the half circle. jūrą jau.
Greitis. Koks greitis. Okay, pass. Nu va, pavyko vieną pamatyti, nufilmuoti. Bet einam dar vieną, sakė, kažkur ten toliau yra. Daugiau jų išlipusi. Šiaip jau virš pusę valandos einam. Biškai pavargom, nes šiaip visą dieną vaikščiojom. Čia dar paplūdimiu klampoti kilometrais. Žodžiu, kasėme į tą lizdą. Čia apie pusę valandos sėdėjom, aš jau buvau pradėjęs snaust. Ir baigė jinai kast tą lizdą. Šliauždavo atgal į jūrą. Pagaliau grįžtam į bazę. 11:30. Leidžiamės. Tuk-tuk-tukas turėtume. Jo, tuk stovi. Nusikalėm nuo kojų belenkaip. Dar pusę valandos su tuk-tuku važiuoti iki namų. Šit žalis. Nu, paliekam ten gali. Labai mums čia patiko. Viešbutis nebuvo pats geriausias iš tikrųjų, kai pamatėm, kokių yra už tokią pat ar net dvigubai mažesnę kainą. Bet šiaip tai jo, viskas super čia. Važiuojam paskutinę vietą, grįžtam į Negombo. Ir rytoj jau skrydis atgal. Žolytė, kai golfo aikštynė. Pažiūrim, kas prie jūros. Nu jau ne pietų pakrantė. Tikrai. Biški purvina, biški šiukšlių. Draugų iškart prisistatė. Na, turi nieką, aš tau ėsti. Paskutinis kambarys tai tikrai gražiausias, ypač po to, kur mes buvom.
Grįžom į Jėzus Kristus ir Mergelės Marijos miestą. Šitoj pakrantėje tai šiukšliam nieks nesirūpina. Čia jau ne turistų zona. Ir matos Kolombo sostinė Šri Lankos, į kurią nusprendėm neužsukti. Tingim po miestą braižytis. Keturias valandas popiet pirmą kartą atvažiavom maistą gauti, neskaitant ledų ir krikerių. Nebloga vietelė palei lagūną. Paskutinę vakarienę Šri Lankoje sriubos pasiėmiau, nes nevalgiau 3 savaitės. Veronika tai išalkus, ko tu? Sėkmės valgyti. Paskutinis saulėlydis Šri Lankoje. Nu ką, mes oro uoste, atostogas Šri Lankoje baigės, bet mūsų skrydis per Kataro sostinę Dohą, ten turėsim 12 valandų persėdimą. Tai nuotykiai dar nesibaigė. Pasiėmėm ekskursiją po Dohą, 3 valandas pavažinėsim. Turėtų būti įdomu. Ką, išlipom iš lėktuvo Kataro oro uoste, kadangi Kataras musulmoniška konservatyvi šalis, tai nepriimtina po miestą vaikščioti su šortais. Teko kelnes apsivilti, laukia 25, o aš su kelnėm kas gali būti blogiau. Kokiam dar oro uoste duty free galėtų nusipirkti McLareną, kažkai.
Kataras tai viena mažiausių ir turtingiausių pasaulio valstybių. Visą šalį automobilių galima apvažiuoti maždaug per 2 valandas. Per vieną dieną įmanoma pamatyti beveik viską, nes realiai tai vienas didelis miestas, o likusi šalies teritorija tai dykuma. Tik apie 12% gyventojų yra vietiniai kataryčiai, o visi kiti atvykę dirbti iš kitų šalių. Čia nėra pajamų mokesčio, o daugeliu atvykėlių komunalinės paslaugas apmoka darbdaviai. Čia ką tik kur pravažiavom, sakė, kad senasis rajonas, nors man ten pasirodė viskas visiškai nauja. O ten va modernusis rajonas, antra dalis Dohos. Nu jo. Praktiškai nėra, vienas, kad žmogus vaikšto visus mašiną, tai nežinau. Tai senasis Dohos turgus. Čia anksčiau beduinai prekiavo gyvuliais, prieskoniais ir perlais. Beje, iki atrandant naftą ir dujas, Kataras gyveno iš perlų žvejybos. 2003 metais didelė turgų dalis sudegė, todėl vėliau Kataro emiras nusprendė viską statyti iš naujo, palikdamas senovinį stilių. Tai paleido 50 minučių pasivaikščioti po turgų, tai dar užsukom greitai, pabandysim spėti pavalgyti. Turėtume spėti. Nerealiai skanu, bet greit pavalgom, bėgam, nes nebėra laiko. Tai va, grįžom iš ekskursijos po Doho oro uostą, dar turim 6 valandas iki sekančio skrydžio, bet čia ir baigsim savo reportažą apie savo kelionę į Šri Lanką ir Katarą. Jeigu pažiūrėt iki pačio galo, tikiuosi labai neprailgo laikas.